Tik tas, kuris per meilę tapo išmanus, yra išlaisvintas nuo priežasties ir poveikio kryžiaus, prie kurio jį prikalė nežinojimas. Tik meilė užbaigia atgimimų ratą. Meilė turi daug veidų ir išraiškos formų, tačiau ji visuomet įsišaknyja vienovėje ir atitinka dieviškąją valią. Jei mes savęs, tarkime, paklaustume, ar darbas be meilės, ar seksas be meilės, ar apskritai gyvenimas be meilės irgi atitinka aukštesnėje valią, turbūt vienareikšmiškai atsakytume ne. Viskas, kas vyksta be meilės, neatitinka dieviškosios valios. Ir mes apsigyvenome žemėje, kad išmoktume būti vedami meilės ir atitinkamai gyventi, kad viską, ką darome, įgyvendintume jausdamiesi susiję ir sudarantys visumą su besalgiška, viską apimančia meilė. Meilė tai yra džiaugsmas ir dėkingumas, kuris sudaro visumą. Ar tikrai meilė yra tik jausmas, ar vis dėlto tai yra jėga, kuri keičia patį žmogų iš vidaus? Ir galbūt tik tada, kai mes mylime iš tikrųjų, pradedame matyti atskirtį, vietovę ir išsivaduojame iš viso to, kas mus laikė nežinojimų rate. Nes galų gale be meilės trūkumas mus stabdo, o mes gimę mylėti ir gyventi, patirti.